Tūkstantmečio mokyklų programos vizija. Kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Programos tikslas – mažinti mokinių pasiekimo atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias bei kokybiškas ugdymo ir ugdymosi sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Tai laipsniškas, nuoseklus mokyklų atnaujinimas 4 srityse. Lyderystės veikiant, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir STEAM ugdymo. O kertinis programos principas – tinklaveika. Lyderystė veikiant. Lyderystė veikiant – tai nuolatinis procesas, skatinantis vadovo, mokinio ir mokytojo aktyvų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą ir tarpusavio pasitikėjimą. Pasitelkus lyderystės veikiant principus, užtikrinama saugi emocinė ugdymo aplinka, skatinamas pozityvus mikroklimatas ir tolygus atsakomybių pasidalymas. Tai tokia mokykla, kurioje visi veikia kaip komanda, siekdami kiekvieno mokyklos bendruomenės nario sėkmės ir išsipildymo. Įtraukusis ugdymas. Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge. Kultūrinis ugdymas. Kultūrinis ugdymas – tai mokymo pažangos skatinimas, bendradarbiaujant su menininkais, kūrėjais, kultūros ir meno institucijomis. Kultūrinėme ugdyme dėmesys skiriamas pirmiausia mokytojų kompetencijų kultūrinio ugdymo srityje stiprinimui, vaikų meninių kompetencijų lavinimui, kultūros ir meno istorijos žinių plėtotei, profesionalaus meno patyrimui. Mokykloje taikomi kūrybiški metodai, bet kurio dalyko pamokoje didina mokinio ir mokytojo įsitraukimą. Taip stiprėja motyvacija mokytis ir ugdomas kūrybinis mąstymas, neatsiejamas šiuolaikinių kompetencijų pamatas. STEAM ugdymas. STEAM ugdymo srityje sąveikauja gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, kūrybinių veiklų ir matematikos mokslų elementai. Šio metodo tikslas – įgyvendinant bendrųjų programų ugdymo turinį, pagyvinti ir aktualizuoti ugdymo procesą, suteikti galimybę patirti ir kurti. STEAM ugdymas – tyrinėjantis, interaktyvus, tarpdiscipliniškas, aktualus, dialogiškas, ugdantis gebėjimą spręsti realias gyvenimiškas problemas. Tinklaveika. Tinklaveika – vienas kertinių tūkstantmečio mokyklų programos principų. Tai bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais tarp visų mokyklų. Tarpusavio ryšius mokyklos plėtoja susijungusios į tinklą, skirtą dalytis gerosiomis patirtimis, lengviau spręsti kylančius iššūkius ir siekti bendrų tikslų. Taip, programos metu sukurti, intelektiniai ir infrastruktūriniai ištekliai tampa pasiekiami visiems savivaldybės mokiniams bei mokytojams.